dieną neapsiverčia liežuvis jau pasakyti labą rytą, nes rytas jau buvo, mes po vakarykščio Hamburgo 16 km truputėlį buvom ne visai gyvi, tai užtruko kol atsigaivelėjom. Tai jau vietinių laikų jau yra 11 valandų ir esam nuostabiam mieste, kuris vadinasi Lioneburgas. Nuostabus miestas Lioneburgas, 45 km, apie 50 km nuo Hamburgo. Fantastinio grožio išlikęs, nesubombarduotas, sveikas, cielas, viduramžių miestas, tūkstančio metų senumo, Hanzos susivienijimo, Hanzos organizacijos miestas. Hanza tai buvo Europos Sąjunga 13-15 amžiuje, tokia mini Europos Sąjunga, kur visos pakrantės susivienijo, pasiskelbė laisvais miestais ir tarpusavį prekiavo, bet aš ne apie tai. Nuostabus miestas Lioneburgas. Tai čia 1000 metų žmonės prekiavo druska, aplinkui ją čianais garino, kad tilvose. Ir čia dabar stoviu ant Stintų tilto ir va ten visas šitas kvartalas vadinasi Stintai Marktas. Taip, tai kalba eina apie tas pačias setintas, kurios yra pas mus, apie tas žuvis. Visas šitas rajonas, aš norėjau pasisakyti, Setintapūkis. Ne, čia iš tikrųjų ne Setintapūkis, čia yra Stint Market vadinasi. Šitas visas rajonas šiuo momentu tai yra kabokai. Tai yra restoranai, kavinės, pubai, kaip tik atsidarinėja, žmonės išsikraudinėja ten visokius kėdės, staliukus reikiuojasi. Tai šitas Setintapūkio rajonas anksčiau iš tikrųjų čianais žmonės gaudė setintas. Tam viešbutį, kur mes dabar gyvenam, anksčiau buvo parduotuvė, kur tas visas setintas ir pardavinėja. Jo čia buvo baisiai populiarios, visi tas setintas ėdė ir paskui, aišku, lietuviai čia atvažiavę pamatė, kad jos tokios populiarios ir atsivežė ir užsiveisė jas pas save Klaipėdos krašte, tam, kad būti panašiais į vokiečius. Juokauju ir kalbu, aišku, nesąmonės. Žinau. Aфиgiena vieta. Vakar čia ant šito tilto sėdėjo žmonės ir gėrė, aišku, ne pieną, gėrė alų, ką daugiau Vokietijoje galima gerti. Tai va, ir varom pasižiūrėti, kaip atrodo Lioneburgas. Nuostabus, fantastinis, labai gražus miestas. Velykų pirmadienis arba antroji Velykų diena. Ir aišku, viskas uždaryta ir vakar vakare dirbo praktiškai tik tai turkų kebabinės. Tai va, tai vienintelė vieta bus pavalgys turkų kebabinė. Aišku, juokauju, dirba ir vokiškos kavinės, bet šiaip iš esmės iš tikrųjų viskas uždaryta. Ir kaip ir sakiau, pas vokiečius yra 4 išeiginės. Penktadienis, šeštadienis, sekmadienis ir pirmadienis pas juos yra išeiginės. Velykas jie mėgsta, kaip ir kalėdas. Ir va ten už manęs,
Va ten yra, matosi senoji Lioneburgo rotušė, labai gražus pastatas, 13 amžius, aišku, daug kartų perstatyta. Tai va einam pasižiūrėti, atrodo labai įspūdingai ir visas senamiestis, kaip ir sakiau, atrodo, wow. Esam prie Lioneburgo rotušės, va ten priekį yra rotušė, čia yra rotušės aikštė ir čia yra pats garsiausias Lioneburgo pastatas. Jisai yra apžėlęs spalvotom lianom, kurios žydi nuostabiai žiedais ir tie nuostabus žiedai dar kvepia baisiausiai. Nu, ne baisiausiai, taip, sakykim taip, irgi nuostabiai kvepia. Tai va, bet aš niekaip taip ir nesupratau, kas čia per tokios žydinčios lianos yra. Vaikščiau po visą aikštę, klausinėjau pas vokiečius. Vokiečiai nuo manęs bėgiojo, niekas man negalėjo atsakyti į šitą klausimą, kas čia per augalas. Tai jeigu jūs esat labai protingi ir nusimanot, kas čia per augalas, tai komentaruose prašom man parašyti pavadinimą. Aš tada pasidarysiu ženkliai protingesnis ir pradėsiu atskirti lianas nuo paparčių. Juokauju, aišku, bet aš rimtai nežinau, kas čia per augalas. Kaip gali lianos čia yra tikros? Jos yra tikros, jos yra gyvos, čia yra ne plasmasė ir jos žydi va tokiais feličitavais žiedais ir visi kaip išprotėję fotografuojasi ir tikrai man niekas nesugebėjo atsakyti šitą klausimą, kas čia per augalas yra. Va, gražu labai. Lioneburgas yra labai keistas miestas ir labai gražus didelis senamiestis. Esam prie dar vienos įžymybės Lioneburgo. Lioneburgo vaistinė. Lioneburgo vaistinė čia yra pagrindinė gatvė tipo pėsčiųjų alėja. Yra nuo rotušės jinai eina. Ir šita vaistinė yra maždaug kokie 300 metrų nuo rotušės. Tai yra 16 amžiaus pabaiga ir šita vaistinė čia veikia iki šiol. Jinai vaistinė, viduje yra 18 amžiaus interjeras. Aš nežinau, ar mes spėsim rytoj nuo 8, jinai lygtai turi atsidaryti, tai aš tikiuosi, kad mes užeisime į vidų dar pasižiūrėti. Va, ir yra ypatingo grožio iš kalkakmenio yra šitas portalas dažytas. Va ten virš to portalo yra labai teisingas užrašas. Ten yra lotynų kalboje, jisai, kiek aš suprantu, ar vokiečių palauk. Lotynų, jo. Tas užrašas yra lotynų kalboje. Aš taip ir maniau, nes aš senais laikais mokiausi lotynų kalbą ir šį bei tą lotyniškai suprantu. Tai tas užrašas sako, grubiai verčiant, jisai sako, kad jeigu nepadeda vaistai, tai tau padės tik tai dievulis. Va. Iš esmės jisai pasako teisybę. Kai jau niekas nebepadeda, tai jau tada reikia melstis. Tai va, tai vaistinės tokiu principu ir veikia iki šiol. Arba nusipirksi koldrekso, arba jeigu jau koldreksas nebepadės, tai belieka tik tai melstis. Tai va, ten yra dar virš tų durų yra dvi moteriškės, viena su bežionė, kita su šunim. Tai ta, kur su šunim, jinai simbolizuoja uoslę, o ta, kur su bežionė, jinai simbolizuoja skonį. Tik aš dabar galvoju, kodėl bežionė ir skonis. Šuo ir uoslė tai suprantu, o bežionė, žinau. Už tai, kad nuo senų laikų eksperimentus darydavo ne ant triušių, ne su triušiais, o su bežionėmis greičiausiai. Tai va. Tai šitie du dalykai, uoslė ir skonis, atseit simbolizuodavo senovės vaistininkų svarbiausias savybės. Jie turėdavo paragauti ir užuosti, kai jų nuodai, kurie vadinasi koldreksas, pradeda nebeveikti ir kai jų pardavinėti nebegalima. Va. Tai vienu žodžiu labai šiaip įdomus statinys, labai gražus pastatas ir būsit Lioneburge būtinai nuo rotušės ateikit čia ir jeigu bus atidaryta, užeikite į vidų. Aš tikiuosi, mes dar ryte čia atbėgsim pasižiūrėti, kas yra viduje.
nusipirkau limonado ir vaikščiau galvoju, blemba, nėra šiukšlių dėžių niekur. Nėra Vokietijoje šiukšlių dėžių, arba čia jos yra uždarytos ir galvojau, kur padėti butelius. O pasirodo, yra va toksai įtaisas, va. Va šitas va yra. Va šitas yra prietaisas ant stulpo padarytas tam, kad galėtum palikti butelį. Ir aš čia palikau butelį limonado ir kol aš suvaikščiau iki viešbučio ir sugrįžau čia porą minučių, žiūriu, to butelio jau nėra. Jau pasiėmė, jau priduot kažkas. Labai protingas, labai praktiškas, vokiškas sugalvojimas. Labai gerai. Mes vėl atsidūrėm, niekas nežino kur. Niekas nežino, kur mus nuneš. Niekas, kur nuneš mūsų likimas. Tai va, tai likimas mūsų dabar nunešė, mes keliamės per Elbę. Mes keliamės per Elbę, jau čia praktiškai netoli jūros. Čia, kur Elbė įteka į Šiaurės jūrą, jeigu neklystu. Tai va, tai varom per Elbę. Graži, didelė upė. Vokiška upė. Atėjo dėdė subiletavo mus. 14,90 į vieną pusę kainuoja. Ir Elbė tokia plati. Čia ne šiaip sau. Čia mes plauksim taip, aš nežinau, taip minučių 10-15. 15 minučių mes čia plauksim tikrai. Ir sakau jam, gal į kitą pusę parduosim mum, kad sugrįžti, sakė, kai sugrįžti reikės, tai jūs ir nusipirksit tada bilietėlį. Kelto mes laukiam, eilėje stovėjo, maniau, kad ilgiau bus, bet čia kadangi tilpo tik tai 2 tos fūros, tai ir prikišo daug mažų mašinų jie. Ir stovėjomės gal kiek, kokį 20 minučių, 25 minutės mes kelto laukiam. Labai smagus dalykas. Elbė nusekus labai daug dumblo čia matosi, vandens mažai, bet gražu labai. Esam prie Šiaurės jūros. Tai va, ir atėjom prie vokiečiai moja man. Vokiečiai vaikšto čia su lazdom. Atėjom prie švyturio. Kažkokio tai yra gražus švyturys. Nedidelis. Ir sėdi vokiečiai, va ten kėdėsi ilsisi. Vokiečiai labai įdomiai supranta poilsį, jie gali visą dieną sėdėti ir skaityti laikraštį. Tai va toks yra vokiškas poilsis, va ten vokiečiai sėdi, va ten jie sėdi ir maigo mobiliakus dviese, va ten. Tai va čia yra vadinasi vokiškas poilsis. Va ten yra milžiniška vokiška vila, kuri irgi aš taip įtariu baisiai brungi ir prabangi yra. Tai iš tikrųjų čia šiaip nieko nėra. Čia yra vokiškas poilsis, čia yra labai daug privačių namų. Tai yra namelių įvairiausių. Yra poilsinės, yra kempingai, yra va visokie čia laiveliai, žvejybinis laivas čia greičiausiai. Va šitas laivas greičiausiai žvejybinis yra Šiaurės jūros. Ir tai va, bet čia važiuoja per tuos miestelius. Ir nėra nieko. Nei mašinų, nei žmonių nėra. Nieko, tuščia,
tvarkinga, gražu, bet yra tuščia. Visiškai nafik. Tuščia ir nieko daugiau nėra. Koks laivas didelis, gražus plaukia ten per Šiaurės jūrą. Tai va, ir aš suprantu, kad dieną žmonės dirba, yra darbo diena, bet nėra nieko, net su šunimis ir tai retai vaikšto. Vokiečiai, va, čia tinklai džiūsta, tai vis dėlto reiškia žvejybinis laivas tenais buvo. Jo, tai va, tai vieta tokia įdomi. Šiaip tai aišku trupučiuką nuobodoka, va ten matosi uostas labai didelis. Bet mes kažkaip prie tos jūros vis tiek va pabūsim, biškį pavaikščiosim ant suoliuko, pasėdėsiu, va gražus švyturys, iki kurio mes ėjom. Va ten. Atvažiavom čia visai netoli nuo to kito švyturiuko, kurio pavadinimo aš taip ir neatsimenu. Ir nerealaus grožio švyturys. Blemba, kaip iš pasakos kažkokios, kaip iš filmo fantastinio. Tai va, ir čia yra kempingas, čia yra labai visas kompleksas visokiausių kavinių, visokiausių restoranų. Čia jau tokia vokiečių labai jau kurortinė vieta. Tai jisai vadinasi Obereversant. Obereversant. Nu, vienu žodžiu, mano vokiškas akcentas praktiškai bavariškas yra, tai mane dėl to sunkiai vokiečiai ir supranta. Bet švyturio gražumas, mama mija. Tai va taip tenais prie tos Šiaurės jūros Vokietijai. Taip ir gyvena tie vokiečiai. Turi gražių švyturių, vadinasi istorinis, kaip aš sakiau, Oberlaufhaus, kad blemba. Ne, manęs net ir bavarai nesupras, aš jaučiu. Ne tik vokiečiai. Šūdas ne. Pučia vėjas baisus, aš nežinau, girdėsis mano balsas, aš pasistengsiu garsiau kalbėti, tai buvau užsikoręs, buvau užsilipęs į šitą švyturį, dabar yra atoslūgis ir matosi iš viršaus, kaip yra prakasti farvateriai, sužymėtas su lasdom, susmaigstyti pagaliai, yra ir prakastas toksai ravas, prakasta tokia yra duobė per visą šitą atoslūgį, kad laivai galėtų atplaukti iki pat kranto. Va ten galbūt matysis, ten vaikšto žmonės, bet aš ne apie tai. Vokiečiai nebūtų vokiečiais. Jie savo laiku, 2003 metais, man atrodo, ten lentelė yra parašyta. Paėmė šitą švyturį ir suremontavo. Ir suremontavo kaip? Jie jį išsikėlė, nusidempė, jisai yra metalinis. Visas šitas švyturys ir viršui, pats tas pastatas, pats tas bodės yra metalinis visas. Jie nusidempė jį į kažkokią laivų statyklą
tenais jis sutvarkė ir paskui partempė čia atgal ir pastatė vėl. Pastatė visą šitą tiltuką, pastatė tuos laiptus ir į šitą švyturį galima užeiti į vidų. Į vidų galima užeiti penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį. Nuo 2 iki 5, ne, nuo 2 iki 6, nuo 2 iki 6 valandų galima į vidų patekti. Mes, aišku, į šitą laiką nepatekom. Gaila truputėlį, bet šiaip vis tiek labai įspūdinga net ir užlipti į viršų, kad ir jisai uždarytas. Tai va, super lankytina vieta prie šiaurės jūros, puikiai lankytina vieta. Aš ten apačioj įdėsiu nuorodą į šitą švyturį, kur jisai yra. Būsit Šiaurės Vokietijoje, atvarykit, nes iš tikrųjų labai yra gražu. Tai gerai, tai važiuojam dabar į Kuhaveną. Kuch vadinasi Haven. Haven tai yra įlanka, o Kuch tai yra turbūt tas miestas vadinasi, kuris yra čia visai netoli. Čia yra maždaug 24 km nuo šito švyturio šunkeliais, čia greičio neviršijant 50 km visur ženklai stovi. Tai va, bet aš ne apie tai. Aš čia buvau nuėjęs į kioskelį nusipirkti limonado. Ir mano buvo klaida, aš neapdairiai nuėjau turėdamas tik tai bankinę kortelę. Ten yra 3 kioskeliai, parduoda nuostabų limonadą. Ir 1408 metų limonadas išlaikytas, senas toksai. Tai va, ir šitą dėdukas sako, sako, karts. Only cash. Sakau, tai o pas kitus tavo kioskelio čia aplinkui. Ne, sako, mes čia visi kešistai esam. Tai va, tai vienu žodžiu, jeigu nori Vokietijoje limonado, reikia turėti kešo, nes negausi. Čia ne kaip Lietuvoje, blemba, kur nuėjai su kortelė, bet kuriam Palangos pliaže brūkšt ir šitą gauni čeburėką. Nori limonado, reikia kešo. Tai va, Vokietijoje kaip ir Japonijoje be kešo niekaip. Taip pat geriam limonadą, va čia yra, čia ne limonadas, čia kava yra. Jo, sėdžiu ir galvoju, va čia yra tikros atostogos vokiškai. Ir sėdi vokiečiai, sėdi paprasti, normalūs, žmoniški vokiečiai, be jokių nesąmonių. Ta prasme, sėdi, ilsisi, prisivedė šunų, va, šalia mūsų va yra nuostabus šuo. Šunų pilna, va aš labai džiaugiuosi, kai pilna šunų, tai bent jau pasidžiaugiu svetimais šunimis. Bet aš ne apie tai. Tai va, tai iš tikrųjų tokios atostogos yra fainai, nes tu pasėdi erdvėj, tu apmastai apie tai, kokiose kelionėse tu buvai, į kur tau dar reikia nuvažiuoti, tu pradedi suprasti, kad visas gyvenimas tai yra kelionė ir kad keliauti yra fainai, nes per kelionės tu atrandi save, pasidarai ramus, nebe isteriškas, pradedi viską suvokti, kas aplinkui vyksta teisingai, tai va, keliauti yra gerai. Va, ir Vokietija irgi yra graži, Šiaurės Vokietija graži. Jo, dar kitko ant motociklų čia važinėja vien senukai tokie kaip aš. Tai va, važiuosim pasižiūrėti Kuhaven vadinasi, jo, Kuhaven vadinasi miestelis. Čia mūsų bus paskutinė vieta ir paskui po truputėlį mes šliaušime namo. Iš tikrųjų, Vokietijoje mes ne veltui, bet nes mes atvažiavom į Vokietiją aplankyti anūkėlės savo. Va, savo nuostabiausios, fantastinės, vienintelės, unikalios anūkėlės, kuri pas mus yra vokietka. Tai va, ir tuo pačiu mes truputėlį pasižiūrėjom, kaip gyvena vokiečiai. Vokiečiai gyvena gražiai. Gražiai, trupučiuką nuobodokai, trupučiuką be fantazijos jie gyvena, bet faini jie. Vokiečiai yra faini. Ir Vokietija yra labai graži. O Hamburgas koksai. Ohoho, o šitas kaip jisai vadinasi? Liuken, ne Liuken, slauk. Liuven kažkoksai tai burgas, Liuven, ne, Liuvenburgas. Liuneburgas. Ai, Liuneburgas, va, koks yra Hamburgas nuostabus, koks yra Liuneburgas nuostabus, o Kuhavenas turbūt bus pats gražiausias miestas, aš nežinau. Ne, kad Vilnius yra pats gražiausias ir Vilnius yra pasaulio sostinė, tai apie tai niekas net ir nesiginčia. Tai yra faktas, nenuginčiamas, yra pats gražiausias miestas, yra Vilnius. Va, Kaunas taip pat gražus miestas. Dar kas yra labai fainai, kad vokiečiai yra iš esmės bendraujantis.
aš visą laiką galvojau, kad vokiečiai, nu, tokie neypatingai mėgsta bendrauti, bet kiek susiduri visą laiką, tai paskui prisiminė, kad vokiečiai yra ne tai, kad draugauti puolantis, bet jie linkę pabendrauti. Vat kelte, pavyzdžiui, buvo prie manęs priėjęs dėdė. Prakalbėjom visą kelią, net nespėjau keltų pasižiūrėti, kur tas keltas plaukia. Jisai ten pasakojo savo istoriją. Paskui kiekvienam kiosce kelią čia žiūriu su kiekvienu klientu, pardavėjas, pabendrauja, paklausia, kaip sekasi, kaip šeima. Jo, manęs paklausė, iš kokios Bavarijos vietos aš esu atvažiavęs pagal mano akcentą. Jo, tai kol aš sugalvojau tą vietą, tai jisai jau padarė kavą ir jisai sakė, nu tai gerai, tai eik sakė, gerk kavą ir nustok kalbėti, nes vakar buvom į Lidlą, vakare užėjo nusipirkti duonos ir kiaušinių pusryčiam. Į Lidlą mes jau atėjom jau gal prieš pat uždarant. Viena vienintelė mergina palikta visam Lidle, jinai ten bėgiojo, krovė prekes, Lidle nėra lengva dirbti. Tai jinai pripolė prie kasos, ten aptarnauti visus. Ir jinai šypsojosi ir kalbėjo taip, kad atrodo, kad ją tik į darbą priėmė. Vot prieš 5 minutės ją priėmė į darbą ir jinai pradėjo čionais dirbti savo svajonių darbe. Tai va taip atrodo žmogus, kuris dirba visą dieną užsiknysęs ir paskui vakare šypsosi ir toliau viskas fainai. Tai va, tai tokie dalykai Vokietijoje yra labai fainai ir tai yra labai jauku čia būti. Čia yra Kuhaveno paplūdimys čia yra. Bet vandens tai nėra paplūdimiai. Vokiečiai keisti, blema. Čia pristatyta tų jų budelių labai fainų. Jo, kur sėdi jie tose budelėse ir skaito laikraščius, jie čia ilsisi. Bet tai vandens nėra. Iki vandens, va ten iki vandens aš dabar galvoju. Nu, pusę kilometro, jo. Kažkur pusę kilometro, ten kur pasirodys vanduo. Tai va toks yra. Jeigu nedaugiau. Atoslūgis pas juos, jo. Čia yra apgaulinga pusę kilometro. Nu taip, nes va ten nuėjo tenais per tą atoslūgį į žmonės galbūt vandens ieško arba jo pasisemt, kad atsinešti, kad vaikai galėtų smėlio pilis pastatyti. Ir va, nėra vandens. Gražu čionais prie tos šiaurės jūros. Mes einam dabar per dambą. Viskas aplinkui yra dambos. Ir kaip fainai per tas dambas vaikščioti. Gali toli eiti, aš nežinau, visą šiaurės jūros pakrantę turbūt apeiti. Nuo Olandijos iki Danijos. Greičiausiai. Tai va, ir žmonių pilna. Visi vaikšto per tas dambas. Gražu labai čia. Tai va, o Kuhavene pačiam nieko ypatingo nėra. Tai va, vėlgi buvom pas turkus. Pavalgėm ir vėlgi buvo kešas. Turkas kraipė galvą, žiūrėdamas į mano kortelę. Sakė, ne, gal kažkaip lyg ir buvo pas jį ten kažkoks automatas, kuris galėjo tą kortelę perskaityti, bet jisai kraipė galvą, sakė, ne, gal sakė, tu mokėk geriau kešą. Tai va, tai mes dar bet jau kešas link pabaigos, tai reikia važiuoti namo. Nes tuoj Vokietijai, tuoj mus deportuos iš Vokietijos. Šiaurės jūra mus palydi lietum, pradėjo lyti. Tai va, gražu čia, toj šiauriai. Tai ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad su mumis keliaujat. Aš labai tikiuosi, kad tai yra ne paskutinis kartas, kai mes su jumis pasimatome, nes yra suplanuota dar įvairiausių avantiūrų, įvairių nuotykių dar mūsų gyvenime turėtų būti. Aš tikiuosi, kad laiko truputėlį liko. Tai va, ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad laikinat, ačiū, kad prenumeruojat ir lyja baisiausiai. O, bet užtat prilis ir bus vandens. Bet užtat prilis ir šiaurės jūroje bus vandens. Ir tada, kai bus vandens, prasidės vokiečių kurortinis sezonas. Ir čia bus pilna bus čia vokiečių tose budelėse. Žiauriai faina šita vieta. Iki.